jau daug veidų matytų. Šiandien ryte buvome kartu, kur kalbėjome dar apie vieną kitą brolį, tai Pabrėža. Ir dabar dar apie vieną brolį. Tai tikrai labai džiaugiuosi, sveikinu su čia atėjusius, kad šiandien diena, kurioje kalbame apie brolius, tai yra mūsų šeimos narius, mums tikrai yra labai brangu. Ir skirtingai negu Pabrėža, kuriam yra kretingiškai pamaldus, kuris rašė apie botaniką, geografiją, lietuvių, žemaičių kalbas, turime istoriką. Istoriką, kuris toli nuo Lietuvos daug ką parašė ir padarė. Iš tikrųjų, buvo 98 metai, kai atvažiavau į Fiezolę, bet prieš tai buvau ugdyme, formacijoje, taip vadinamai pranciškonų brolis Benediktas, tada buvo provincijolų, išgirsite ir jo žodį šiandien. Norėjo, kad mes jauni studentai studijuotume Italijoje ir prie mūsų priėjo brolis toks Bernardinas, buvo italas. Jis sako, o kaip džiaugiuosi, pagaliau kartojasi istorija, sako. Kai aš buvau studentų, pas mane atvažiavo broliai, su kuriais mes studijavom. Ir buvom ne tik tai kaip broliai, kaip vienos šeimos nariai. Ir sako, Lietuva kartu su Toskanos provincija, lietuvių, turėjo tą bendrą istoriją, studentato istoriją. Ir dabar jau mes atvažiuojam. Ir daug teko bendrautis man ir pagelbėjo nemažai iš tikrųjų tas brolis Bernardinas studijose. Kiekvieną kartą kviesdavosi, kai jau tapau kunigu, po kiekvieno pamokslo jisai komentuodavo ir man susakydavo, ką ne taip dariau, kur sudėti ne ten kablelį ir panašiai. Ir sakydavo, iš tikrųjų mes broliai kaip studijavom, tai nebuvom vien tik tai tie, kurie išmokstam tai, ką mus moko universitete. Mes rašėm ir teologinius traktatus, kurie norėjom, kad išliktų kitiems žmonėms. Bet sako brolis Gidžiūnas, jis labai mylėjo Lietuvą ir labai norėjo, kad apie tai sužinotų ir italai, ir Europos žmonės. Ir tą meilę jis išreiškė per tą istoriją ir tuo metu vadinamų Bernardinų, dar reformatų, tai yra mūsų pranciškonų, tais vardais buvo vadinami, konventų istorijos, konventus mes dabar vadinam vienuolynais. Buvo Gidžiūno tiesiog išgliaudytos istorijos iš įvairiausių istorikų, netgi tokių kaip Vadingo, airių istorikas, kuris laikomas tikrai pranciškonų istorikų, bet jisai surinko ir sudėjo į raštą daug visokiausių dalykų, o istorikas turi kaip archeologas su švelniu šepetėliu atrasti tai, kas yra tikroji tiesa, kur nėra ločių komunės, nėra žmonių pasakojimų, jie nėra blogi, bet jie gali būti apipinti visokiom gražiom istorijom. Ir jisai sugebėjo būtent tų brolių gyvenimą, kaip begalinį turtą parodyti kiekvienam iš mūsų ir šiandien. Tie raštai yra išlikę. Ir dar galbūt vienas toks prisiminimas, jie ir vizualiai buvo panašus to broliu, kuris dar buvo gyvas. Sako, jau kuom pasižymėjo, tai visą laiką šypsena ir gera nuotaika. Ir kiek teko girdėti, tai apart to, kad jisai mylėjo istoriją, mylėjo brolius, mylėjo tėvynę Lietuvą, jis turėjo ir tokį nepaprastai gerą skonį sofistifikuotą, jis turėjo daug grožio savyje, kurdamas, hobiuose, užsiėmimuose, ta tokia įvairovė. Ir sako, mes kartais žiūrėdami iš šalies, sako, ne tai, kad pavydėdavom, bet tiesiog džiaugdavomės ir mokydavomės iš jo. Bet ta gera nuotaika, man, kai vyresnis brolis labai dažnai kartoja daug dalykų kelis kartus, tai jisai kartodavo, Gidžiūnas visą laiką buvo linksmas ir šypsodavosi. Tai aš iki šiandien prisimenu, dabar jau tas brolis irgi iškeliavo pas viešpatį, tai ne kažką tai dangui, gal ten traktatų nereikia rašyti, bet manau, kad jie yra kartu. Tai ačiū ir geros konferencijos, gražios dienos.